So we are here with a couple leaders here in the room, and yeah, and I'm making a video. Okay, you're making a video of me or of the people in the room? Of everything, of you. Yeah. Of me? Yeah. Okay. Yeah. Well, I'm excited. What have you guys covered so far today? Aš, na, kaip jaučiu tokį gerą jaudulį ir ką jau jūs šiandieną nuveikėt. So we today Finolov talked, and before we had a session where we shared about the using of the system and how it went the last week. So so we have very good experiences of those people who tested doing the meetings from the booklets and not using any other stuff, or just not talking from the heart or something like that. Great. By heart. It's not from the heart, it's by heart. Great. So what I wanted to share with you guys today Ką norėjau šiandien su jumis pasidalinti, is that I think that the leaders that I met with on Skype just like this last week are starting to get results from things that we implemented. Iš pokalbių per kompiuterinės technologijas aš jau pastebėjau, su daugeliu lyderių kalbėjausi, kad dauguma lyderių naudodami tą sistemą teisingą jau turi gerų rezultatų. The reason why you're in your chair right now is that you want results. Priežastis, kodėl jūs sėdite šiuo metu šioje būtent kėdėje ir žiūrite arba klausote, tai yra, kad jūs norite rezultatų. And your life so far is a result of all of your actions. It's what you've done so far. Ir jūsų gyvenimas šiandieninis, kokį jūs jį patirėte, tai yra visų jūsų veiksmų suminis rezultatas iki šiol. One of the things that I notice is hard for people Ir vienas iš dalykų, ką aš pastebėjau, kas yra sudėtinga kai kuriems žmonėms, is to do exactly the thing that those that are successful are doing. daryti būtent tuos dalykus, kuriuos daro sėkmingi žmonės ir dėl kurių jie ir yra sėkmingi. The reason is that often it looks just too easy. Ir priežastis pagrindinė to sudėtingumo daryti tai, nes tai atrodo per daug paprasta kažkaip, kaip čia aš dabar darysiu, taip paprastai. There was an interview with the second richest man in Norway. Buvo interviu toksai su antru turtingiausiu žmogum Norvegijoje. And he is valued at 5 billion or 6 billion euros. 5-6 milijardai eurų maždaug vertė yra visa jo turto. He came from a family with no money. He just moved to the city of Oslo when he was in his 30s. Jisai neturėjo jokių pinigų, jo šeima neturtinga buvo, persikėlė į Oslą, užsidirbti. And he didn't start working with what made him rich before he was well into his 50s. Ir jisai nepradėjo iš tikrųjų labai rimtai dirbti, kol jam nesuėjo 50 metų. And what he got rich on was the real estate. Ir nuo ko jis praturtėjo, tai yra nekilnojamasis turtas. Specifically shopping malls and hotels. Būtent tai yra prekybos tinklai ir viešbučiai. So then they asked his strategy for getting rich. Taigi tuo metu jis buvo paklaustas, kokiagi jo strategija, kaip jis tapo turtingu. And he said, my strategy is this. Ir jisai pasakė, mano strategija yra štai kokia. You buy one property. Jeigu nuperki vieną nekilnojamo turto objektą, Then you keep that one property tada ir laikai tą vieną objektą, until you can buy a second property. tol, kol gali nupirkti antrą objektą. And while you have those two properties, Ir kai turi du objektus, you wait until you can buy a third property. lauki, kol galėsi nupirkti trečią objektą. And the difference between me and all the rest Ir skirtumas tarp manęs ir visų kitų rinkoje is that I only buy and keep. yra tai, kad I only buy what? I only buy
Skirtumas yra tas, kad aš tik tai perku ir laikau tos objektus. I've never sold a property. Aš niekada dar nepardaviau nei vieno. Does that sound like really, really difficult? Ar tai skamba kaip labai sudėtinga? It's so simple that it's hard to follow. Yra taip paprasta, kad net sudėtinga atkartoti. Do you agree with me? Ar sutinkate su to? Yes. 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 Taip. So in Cincino, we've got three very important steps. Taigi Zinzino mes turime 3 labai svarbius žingsnius. The first one is to buy your name list. Pirmas žingsnis tai yra pasirašyti vardų sąrašą. The second one is to get enough customers so that you get your products free and eventually enough customers so that you become 18 and you have a good income. That means a good extra income based on your customers. Taigi antras punktas tai yra surinkti pakankamai klientų, kad gautumėt nemokamai produkto. Tada toliau tęsti, rinkti toliau klientus, kol tampate A-team, kas yra 25 klientai. Ir what was that? The 25 customers? Yeah, so you have a good extra income. Taigi jūs ne tik tai gaunate produktų nemokamai, bet dar ir turite šiek tiek papildomų pajamų. And then you keep working on the second step on always having 25 active customers and being activated, and you help whoever customer you have in your team, your personal customer team, to get their products free. Taigi ir toliau tęsite tą darbą, to antrą punktą pavadinkime, nestabdote, to tęsite, tai reiškia išlaikote tuos 25 klientus ir tuo pačiu jiem padedate irgi gauti nemokamai produktą, tai tų klientų gali ir daugėti. And the third step is that you build a team of people that does exactly the same thing. O trečias žingsnis, tai yra jūs sukūrėte komandą žmonių, kurie atkartoja lygiai tą patį, ką jūs jau padarėt. And whenever I say this to people, people say, well, I really want to do the partner thing first. Ir kai aš tai papasakoju partneriam, dauguma sako, ne, aš noriu daryti tą trečią punktą iš karto, aš noriu su partneriais dirbti, aš nenoriu vazotis čia su klientais. Or they say, well, do I really need to have my own products free? Isn't it good enough that I have my customers get it free? Arba sako, kodėl aš čia turiu gauti tą produktą nemokamai, gal užteks, kad mano klientai gautų produktą nemokamai. Or can I just have my products for free as a customer instead of having the Cincino for free ownership with the 2 CDs? O gal aš tiesiog gausiu produktus nemokamai kaip klientas, aš pats save registruosiu į klientus ir nepirksiu tų 2 kompaktų, kurie ateina su partnerio auto užsakymu. The second richest guy in Norway could probably have gotten rich even if he sold a real estate property too. Tikriausiai tas žmogus, kuris tapo vienu turtingiausiu Norvegijoje, būtų vis dar taip pat turtingas, net jeigu ir būtų pardavęs vieną kitą objektą. But he didn't. Bet jisai to nepadarė. So if you want to keep it simple, then you got to keep it simple. Taigi, jeigu jūs norite visko paprastai, tai reikia ir daryti viską paprastai. So get your name list together, get your 100 prospect list. Taigi, pasirašykite savo 100 vardų sąrašą. Build Cincino for free for yourself first and then help your customers until you're at least 18 and keep 18. Taigi, toliau dirbkite, pasirašinėkite klientus tol, kol tapsite A-teamu, tai reiškia 25, kol turėsite ir gausite taip pat savo produktus nemokamai. Then duplicate the process and make sure that for every time you duplicate the process, step 1 and step 2 goes faster. Ir toliau duplikuokite tą procesą, tai sukurkite didesnį skaičių žmonių, kurie padarė pirmus 2 žingsnius. Ir toliau stenkitės,
kad kiekvieną kartą tas duplikacijos procesas vis greičiau ir greičiau įvyktų. Tai kitas naujas jūsų partneris greičiau gautų nemokamai produktus, greičiau pakiltų iki 25 klientų. So today it's about restarting on the first step with a name list and prioritizing 10 customer leads and 10 partner leads. Taigi ir šiandien yra ta diena, kai mes restartuojame, iš naujo startuojame su pirmu punktu. Tai yra pirmas punktas, tai yra vardų sąrašas ir iš jo atsirinkime 10 potencialiųjų partnerių ir 10 potencialiųjų klientų. And book the meetings and then get help from the upline team to do the new customer presentations according to the book and do the new partner presentations according to the book so that you get a result. Ir tuomet, kai jau atskirsite tos 10 ir 10 potencialių klientų ir potencialių partnerių, eikite su savo sponsoriumi, su savo treneriu į susitikimus ir darykite susitikimus taip, kaip yra numatyta juos daryti. Tai yra klientinį susitikimą iš klientinio bukleto, daugiau nenaudojant kitos jokios medžiagos, partnerinį susitikimą tik iš partnerio bukleto, nenaudojant jokios kitos medžiagos ir tol, kol jums pavyks pasirašyti. Ir tuomet laikykite tą verslą, paprastai toliau darykite. Kiekvienas naujas žmogus, kuris startuoja, susirašo savo vardų sąrašą, tada gauna savo produktus nemokamai, rasdamas 4 arba daugiau klientų. Padeda savo klientam gauti produktų nemokamai ir tampa A-team, tai yra turi 25 klientus. Ir tada mes padedame dar didesniam skaičiui žmonių pakartoti lygiai tą patį. Ir kai jūsų komandoje yra 40 žmonių, kurie tai padarė, jūs esate aktyvus deimantas ir jūsų pajamos yra apie 4000 eurų kas mėnesį. Ir kai jūsų komandoje yra 80 žmonių, kurie tai padarė, jūs būsite direktorius ir turėsite žymiai dar daugiau pinigų. Ir kai turėsite 160 žmonių, kurie tai padarė, jūs būsite kraunai ir turėsite dar daugiau pinigų. Ir geriausia dalis visame tame procese yra ta, kad jūsų visi partneriai bus labai laimingi, dėl to, kad jie gauna savo produktus nemokamai. Tai jau jiem yra geriau negu kad buvo, nebūnant partneriais. O klientai taip pat yra labai laimingi, nes ir klientai gauna produktus nemokamai. Taigi aš tikiu, kad jūs būsite numeris 1 šiandienos skambučių ir susitarimų susitikimams varžybose. Susitardami 10 klientinių susitikimų ir 10 partnerinių susitikimų. Ir jūs sakote štai ką, nuo šiandien dienos mano verslas yra paprastas. Ir aš darau. Could you repeat it one more time? Ir jūs suprantate, kad partneriai jungiasi prie jūsų verslo, kai jūs susitinkate su jais ir parodote geriausiu būdu, kaip tai yra įmanoma šį verslą.
So, I'm excited for your future. Taigi aš jau dabar su tokiu geru nerimu, nėra tokio žodžio, kaip yra excited, kaip išversti. Su geru susijaudinimu žvelgiu į jūsų ateitį šiame versle. I hope to see you in Globen. Ir aš tikiu jūs kiekvieną pamatyti Globene, Stokholme. We got a lot of fun surprises that will be launched even before Globen. Mes turime daugybę įvairiausių surprizų, kai kurie iš jų netgi įvyks dar iki Globeno. And we have some cool things that we're launching in Globen. Ir bus taip pat labai daug įdomių dalykų, kurie bus pradėti nuo Globeno. But I'm really looking forward for the next 12 months. Bet aš labai laukiu ateinančių 12 mėnesių. Because I know that we're going into a new growth wave where things are really getting back to the normal Encino status where it goes up and up. Nes ateinantis 12 mėnesių bus nauja augimo banga. Mes grįžtame atgal prie normalios benzino būklės, tai reiškia, kai vartotojų skaičius ir pajamos didėja ir toliau didėja. So I hope that you will have a very good day and that you will get some of the excitement that I and the other leaders already have about the future of your business. Taigi aš tikiu, kad šiandieną jūsų diena bus nuostabi ir ateitis yra labai šviesi. Thank you. Ačiū labai. Thank you, Orion.